Cinko hidroksido amfoterinę bazę išskirsime iš cinko sulfato, paveikdami jį stipriu šarmu. Abiejose mėgintuvėliuose susidarys baltos drebučių pavidalo cinko hidroksido nuosėdos. Cinko hidroksidas reaguoja ir su rūgštimi, mūsų bandyme su druskos rūgštimi. Ir su šarmu. Hidroksido nuosėdos tirpsta abiejose mėgintuvėliuose. Reiškia, cinko hidroksidas gali būti ir kaip rūgštis, ir kaip bazė. Tokia dviguba savybė vadinama amfoterinė.